Ilgai brandinęs svajonę atidaryti privatų buities muziejų ir kaupęs autentiškus namų apyvokos rakandus, Storo Romos sodybos šeimininkas Romualdas Visockas pagaliau realizavo savo sumanymą ir į naują ekspozicijos erdvę sukvietė pirmuosius svečius. Į tokį gyvenimo būdą, kada gyveni, tada ir pritampi prie šitų autentiškų kaimo gyvenimo būdo ir paprasčiausiai norisi, kad tęstinumas būtų iš 100 vaikų, kurių apsilanko, kad nors 1-2 jie susidomėtų su kulinarinio paveldo produktais, su senove, visgi pamatytų, kaip žmonės paprastai ir išradingai anksčiau gyveno. Apie skulptūras, nes čia matosi, kad kai kurie darbai yra tiesiog įamžinti medyje. Taip, čia yra amatai senoviniai, tai yra verpėja prieky, drožėjas, puodų žiedėjas, duonos kepėja ir linų su mintuvais dirbanti moteris. Pasak naujojo muziejaus šeimininko, labiausiai ten bus laukiami jaunosios kartos atstovai, kuriems ir toliau bus rengiamos edukacinės programos. Jaunimas turės galimybę pamatyti, kaip senovėje buvo mušamas sviestas, krosnyje kepama duona ar bulviniai blynai ant kopūsto lapo. Jiems bus skaitomos paskaitos apie lietuvių senuosius papročius ir tradicijas, kulinarinio paveldo unikalumą. Į atidarymo iškilmes, pradėtas iškilminga patrankos salve, atvykę svečiai turėjo ne tik galimybę apžiūrėti naujojo muziejaus eksponatus, bet ir buvo vaišinami žuvienė bei kitais mūsų krašto valgiais.